Kai įlipate į kruizinį laivą ar keltą, savo gyvybę patikite kapitonui ir jo įgulai. Paskutinis dalykas, kurio tikitės ekstremalioje situacijoje, yra tai, kad jis paliks laivą, palikdamas jūs likimo valiai. Šis vaizdo įrašas yra jau šiame kanale paskelbtų vaizdo įrašų, kuriuose pasakojama apie kapitonus, paliekančius laivą anksčiau nei jų keleiviai, vis didėjant katastrofos mastui rinkinys. Jei jau matėte vieną iš šių vaizdo įrašų, galite praleisti dalį, naudodamiesi laiko žymomis vaizdo įrašo aprašyme. Agulės srovė teka žemyn palei Pietų Afrikos rytinę pakrantę. Tai galingiausia vandenyno srovė pasaulyje. 1991 metais oceanus pralaimi kovą prieš srovę, 40 mazgų vėją, 9 metrų bangas, prastą priežiūrą ir blogus sprendimus. Okeanas buvo Prancūzijoje pastatytas ir Graikijai priklausantis kruizinis laivas. Laivas iš pradžių buvo nuleistas nuo stapelio 1952 metų Liepą kaip Žanas Leborgas, Faux Chantier de la Garonne, Bordo mieste, kaip paskutinis iš 4 seserinių laivų pastatytų Messagerie Maritime kompanijai. Gal galite komentaruose parašyti, kaip blogai ištariau tuos prancūziškus vardus. Jo ilgis 153 metrai plotis, 20 metrų. Grimzlė 7 metrai, o talpa 550 keleivių ir 250 įgulos narių. Pirmasis jo reisų kaip keleivinio laivo maršrutas yra tarp Marselio, Madagaskaro ir Mauricijaus. Per daugiau nei 20 metų jis keičia pavadinimus kelis kartus, tarp jų Mikonai, Ankona ir Rytų princesė, kol galiausiai registruojamas Pirėjuje. Herojie. Graikijoje kaip Okeanas 1973 metais. Iš pradžių pastatytas kaip vandenynų keleivinis laivas, Okeanas buvo smarkiai rekonstruotas prieš pradėdamas veikti kaip kruizinis laivas Graikijos Epiratiki Lines kompanijoje. Tarp 1988 ir 1991 metų Epirotiki Lines netenka 2 laivų. Jų flagmanas Pegazas užsidega ir nuskęsta seklioje vietoje, o motorinis laivas Jupiteris susiduria su krovininiu laivu ir nuskęsta 82 metrų gylyje, nusinešdamas 4 gyvybės. 1991 metais Okeanas yra išnuomojamas TFC Tours iš Johannesburgo, Pietų Afrikoje, 8 mėnesių sezonui. Laivui beveik 40 metų ir jis rodo nusidėvėjimo požymius. Yra kelios atsilaisvinusios korpuso plokštės. Tai metalo lakštai, sudarantys išorinį laivo korpusą. Per neseną kelionę į Mozambiką laive kilo problemų. Nuotekų vanduo pradėjo kilti per kai kuriuos dušus ir tualetus. Remontas pradedamas pašalinant kelis sugedusius atbulinius vožtuvus iš nuotekų laikymo talpų. Iš nuotekų talpos taip pat pašalinamas ventiliacijos vamzdis, paliekant 10 cm skylę tarp generatoriaus patalpos ir laikymo talpos. Remontas dar nėra baigtas. Atbuliniai vožtuvai ir ventiliacijos vamzdis nėra pakeičiami. Rugpjūčio 3, 1991 metų 15 val. Okeanas išplaukė iš rytų Londono, Pietų Afrikoje į Durbaną. Jo išvykimo laikas vėluoja dėl bombos grėsmės. Kapitonas Ilanis Avranis, patyręs jūrininkas, turintis 20 metų karininko ir 30 metų jūreivio patirtį, stovi prie vairo. Laivui plaukiant į 40 mazgų vėją ir susiduriant su 9 metrų aukščio bangomis, jūros sąlygos tampa vis audringesnės. Įprasta išplaukimo šventė su muzikantais ir pramogautojais Mosu Hillsu ir jo žmona Tracy numatyta vykti Danyje. Smarki jūra priverčia juos pakeisti vietą ir persikelti į Four Seasons poilsio salę viduje. Nepaisant Moso, Tracy ir laivo pramogų komandos pastangų sukurti šventinę atmosferą, dauguma keleivių nusprendžia likti savo kajutėse ir išlaukti audrą. Audra stiprėja vakarui einant į pabaigą. Per pirmąją vakarienės pamainą padavėjai sunkiai išlaiko pusiausvyrą, todėl jiems sunku nešti maisto padėklus neišliejant. Indai nuslysta nuo valgomojo stalo, kai laivas siūbuoja bangose ir vėjyje. Būtent to ir norite per kruizą vandenyne. Laivai turi angą į jūrą žemiau vandens linijos, vadinama jūros dėže. Tai leidžia laivui imti vandenyno vandenį variklių aušinimui ir paskirstyti į balasto talpas. Jūros dėžėje atsirado pratekėjimas.
9:30 vakaro prie laukinės Transkio pakrantės variklių skyriuje įvyksta nedidelis sprogimas. Tada laivas praranda energiją. Laivo mechanikas praneša kapitonui Avraniui, kad vanduo prasiskverbia pro korpusą ir užlieja generatoriaus patalpą, dėl ko įvyksta nedidelis sprogimas, kai generatorius sukelia trumpą jungimą. Be energijos varikliai užgesta ir laivas pradeda dreifuoti audringoje jūroje. Vandens lygis toliau kyla, kol pasiekia 10 cm skylę pertvaroje, kur turėtų būti oro ventiliacijos vamzdis. Jūros vanduo prasiskverbia pro pertvarą ir užpildo nuotekų baką. Kadangi šiame laikymo bake atbuliniai vožtuvai buvo nuimti remontui, vanduo kyla aukštyn pagrindiniais drenažo vamzdžiais. Prie sistemos prijungti dušai, tualetai ir atliekų šalinimo įrenginiai leidžia vandeniui tekėti iš jūros dėžės per nuotekų laikymo baką ir pakilti į kajutes. Įgula variklių skyriuje pabėga iš užlietų patalpų. Panikoje jie neuždaro apatinio denio pertvarų liukų, nors tai yra standartinė procedūra ekstremalios situacijos metu. Varikliui užgesus, laivas praranda bet kokį stabilumą, kurį suteikia jo judėjimo inercija per bangas. Kai laivas bejėgiškai siūbuoja per audringą jūrą, bangos daužosi į nusidėvėjusias išorinės korpuso plokštes. Įgula neskelbia pavojaus signalų ir nedaro jokių pranešimų, kad įspėtų keleivius apie situaciją, su kuria jie susiduria. Mosas Hillsas, muzikantas iš Zimbabvės ir jo žmona Tracy, kartu su kitais pramogautojais, pastebi, kad laivas siūbuoja neįprastai. Laivas pasviręs į dešinįjį bortą, jie nusprendžia išsiaiškinti, kas vyksta. Kai jie leidžiasi į apatinius denius, pamato, kad vanduo užlieja kajutes ir koridorius. Okeanas skęsta. Lorena Dets, kruizo direktorė, jiems pasako, kad kapitonas įgulai davė įsakymą palikti laivą. Įgulos nariai eina prie gelbėjimosi valčių ir pradeda evakuoti laivą. Jie įsileidžia į valtis visus keleivius, kurie tuo metu yra šalia, tačiau neišpildo gelbėjimosi valčių prieš išplaukdami. Jie net neužpildo gelbėjimosi valčių prieš nukirpdami lynus. Mosas ir Tracy nedelsdami pradeda leisti likusias gelbėjimosi valtis, į kiekvieną jų sodindami iki 90 keleivių. Gelbėjimosi valties varikliai neužsiveda, todėl jie dreifuoja pasroviui, vėjui ir bangoms nešant. Laivui vis labiau pasvyrus į dešinį bortą, tampa per daug pavojinga tęsti gelbėjimosi valčių nuleidimą. Beveik 220 žmonių lieka skęstančiame laive. Mosas Hillsas ir keli keleiviai eina į kapitono tiltelį ieškoti įgulos narių, kurie galėtų padėti evakuacijoje. Kapitono tiltelyje nėra įgulos. Mosas pasinaudoja radiju ir perduoda pagalbos šauksmą. Kapitonas Detmaras, esantis konteinerinėme laive Ned Lloyd Mauritius, atsiliepia į Mayday šauksmą. Mosas paaiškina situaciją, kad jis yra gitaristas laive ir kad įgulos narių nėra kapitono tiltelyje. Po trumpos pauzės, per kurią suvokia stulbinančią nekompetenciją, kapitonas Detmaras pradeda duoti Mosui informaciją, kaip elgtis tokioje situacijoje. Tada jis perduoda oceanus koordinates ir prašo netoliese esančių laivų suteikti pagalbą, bei praneša apie situaciją Pietų Afrikos valdžios institucijoms. Pietų Afrikos karinis jūrų laivynas ir Pietų Afrikos oro pajėgos siunčia 16 sraigtasparnių padėti paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Šiems sraigtasparniams pavesta oro keliu perkelti keleivius ir įgulą į netoliese esančias Haven ir Hole in the Wall gyvenvietės, maždaug už 6 mylių į pietus nuo Coffee Bay, laukinėje pakrantėje. Kapitonas Detmaras iš Ned Lloyd Mauritius nuleidžia gelbėjimo valtis ir su įgula priima keleivius į laivą. Pirmasis atvykęs sraigtasparnis nuleidžia 2 karinio jūrų laivyno narus ant oceanus denio, kad padėtų koordinuoti evakuaciją. Kapitonas Avranis yra pirmas eilėje. Karinio jūrų laivyno naras Polas Vailis nustumia jį į šalį ir liepia laukti, kol bus evakuotos moterys, vaikai ir pagyvenę keleiviai. Vailis tada nueina ieškoti pagyvenusio keleivio, o grįžęs pamato, kad Avranis nustūmė keleivius į šalį, prisisegė diržus ir yra keliama į saugią vietą. Iš 16 gelbėjimo sraigtasparnių 13 yra Pietų Afrikos oro pajėgų Puma, iš kurių 9 kelia 220 žmonių nuo skęstančio laivo denio, o likusieji ieško išgyvenusiųjų apylinkėse. Gelbėjimo sraigtasparniai atlieka oro baletą, keldami keleivius nuo priekinio ir galinio denių. Sraigtasparniai paeiliui paima keleivius, nuskraidina juos į krantą ir grįžta prie laivo.
Kruizo direktorė Lauren Betts užtikrina, kad pagyvenę žmonės, moterys ir vaikai gautų pirmenybę. Pramogų atlikėjai Julianas Butleris, Moses Hillsas, Tracy Hills ir Robertas Boltmanas yra tarp paskutinių 5 žmonių, kurie buvo pakelti nuo skęstančio laivo denio. Visi 581 laive buvę žmonės saugiai pasiekė krantą per 7 valandas trukusią gelbėjimo operaciją. Kitą dieną 15:30 min. oceanus pradeda svirti į vieną pusę, o jo laivagalis pakyla į viršų. Laivo priekis atsitrenkia į smėlėtą jūros dugną maždaug 90 metrų gylyje. Daugiau nei 60 metrų laivagalio kyšo virš vandens. Po kelių minučių laivas lėtai panyra po vandeniu. Okeanas sustoja ant dešiniojo borto, o jo priekis nukreiptas į jūrą. Kapitonas Avranis patenka į prožektoriaus šviesą. Panašiai kaip Costa Concordia kapitonas, Avranis palieka laivą, kai šimtai keleivių laukia gelbėjimo, o evakuacijoje padeda tik laivo pramogų atlikėjai. Jis gina savo veiksmus, teigdamas, kad paliko laivą anksčiau tam, kad galėtų organizuoti gelbėjimo darbus ir vėliau juos prižiūrėti iš sraigtasparnio. Avranis teigia, kad įgulos racijų išsikrovusios baterijos buvo komunikacijos kliūties priežastis. Kai aš įsakau palikti laivą, nesvarbu, kada aš išeinu. Palikti turi visi. Jei kai kurie žmonės nori likti, jie gali likti. Nepaisant jo paaiškinimo, žiniasklaida jį vaizduoja kaip neprofesionalaus elgesio pavyzdį vadovaujant. 1992 metais kapitonas Avranis ir kiti pareigūnai buvo pripažinti kaltais dėl aplaidumo Graikijos tyrimo komisijos už tai, kad paliko laivą nepadėję keleiviams krizės metu. Avranis netlieka jokios laisvės atėmimo bausmės, o jo darbdavys Epirotic Lines paskiria jį keltų kapitonu iki pat jo išėjimo į pensiją. Vikingai paaukodavo vergą savo jūros dievybei, kai nuleisdavo laivą į vandenį. Šiandien pagal tradiciją šampano butelis sudaužomas į laivo korpusą. Manoma, kad jei butelis nesudūžta, tai atneša nelaimę. Galbūt Costa Concordia buvo pasmerkta nuo pat pradžių. Costa Concordia priklauso ir yra valdoma garsios Italijos kruizinių laivų kompanijos Costa Cruises, kuri yra Carnival Corporation dalis, o ši valdo 50% pasaulio kruizinių laivų. Ji buvo nuleista į vandenį 2005 metais, kainavo $600 milijonų ir yra vienas didžiausių Italijos kruizinių laivų. Jos ilgis 952 pėdos, plotis 116 pėdų, grimzlė 26 pėdos. Tai reiškia, kad laivui plūduriuojant 26 pėdos yra po vandens linija. Laivas sveria 60 000 tonų. Tai reiškia, kad jam reikia išstumti tiek vandens, kiek tilptų į 24 olimpinio dydžio baseinus, kad galėtų plūduriuoti. Apatinėse deniuose esančiuose žemiau vandens linijos yra laivo mechaninės dalys, įskaitant variklių skyrių ir dizelinę elektrinę jėgainę. Virš vandens linijos yra 1500 prabangių kajučių, 6 restoranai, 13 barų, 2 aukštų spa ir sporto centras, 3 aukštų teatras, 4 baseinai, kazino, diskoteka ir daugybė pramogų, daugiau nei 3000 svečių. Laivo tiltelis aprūpintas moderniausiomis technologijomis, elektroniniais žemėlapiais, kurie ekrane rodo GPS poziciją, ir fitemetrais, rodančiais, kiek vandens yra po korpusu. Maršrutai yra užprogramuoti sistemoje, o bet koks nukrypimas nuo maršruto sukelia aliarmą. Kai kruizinis laivas praplaukia pro salą, šie aliarmai suveikia ir juos turi rankiniu būdu patvirtinti bei išjungti tiltelio personalas. Praplaukimai, panašūs į praskridimus, yra įprasta praktika kruizinių laivų pasaulyje. 2011 m. rugpjūčio 14 d. Costa Concordia kompanijos vadovybė paprašo praplaukti pro Džiljo salą kaip sveikinimą skirtą saloje vykstančiai šventei paminėti. Kapitonas Francescas Scatino įvykdo prašymą ir Concordia dienos metu praplaukė be jokių incidentų. Norint atlikti praplaukimą, kuris nukrypsta nuo iš anksto nustatyto maršruto plano, laivo įgula turi suplanuoti ir suderinti maršrutą. Jie pradeda tikrindami navigacinį žemėlapį, kad suprastų vietinių vandenų gylį ir nustatytų saugų atstumą nuo seklumų. Tada jie turi atsižvelgti į oro sąlygas.
Ar vėjas tuo metu, kai jie praplauks, pūs juos link salos ar nuo jos. Tada jie turi suplanuoti laivo vairo valdymą. Jei plaukite maža jachta arti seklumų, galite gana greitai pakeisti kryptį. Dideliem laivui, tokiam kaip Costa Concordia, reikia laiko pakeisti kursą dėl savo dydžio ir inercijos. Tai reiškia, kad turite numatyti laivo padėtį ir kryptį, bei koreguoti savo kursą gerokai anksčiau, nei laivas visiškai sureaguos. 2012 m. sausio 13 vakare 7 val. Costa Concordia išplaukė iš Civitavecchijos, Italijoje, į 7 dienų kruizą. Pirmasis suplanuotas sustojimas yra Savonoje, Italijos Rivjeroje, už 250 mylių į šiaurės vakarus. Laive yra daugiau nei 1000 įgulos narių ir daugiau nei 3000 keleivių. Iš viso 4229 žmonės. Apie 600 keleivių įlipa į laivą Civitavecchijoje. Per 24 valandas visi keleiviai privalo dalyvauti evakuacijos pratybose. Šiuose privalomose pratybose keleiviai sužinos, kaip skamba evakuacijos signalas, kur yra gelbėjimosi valtys, kur yra jų susirinkimo vieta ir ką daryti nelaimės atveju. Tačiau kol kas laivas išplaukia, o keleiviai pradeda apsiprasti su gyvenimu jūroje. 51 metų kapitonas Francesca Scatino linksmina 25 metų Dominiką Čemortan, šokėją iš Moldovos, kuri yra kapitono viešnia ir už kelionę nemoka. Kapitonas yra vedęs ir turi dukrą, tačiau galbūt didelio laivo kapitonas turi tam tikrų privilegijų, kurios nėra įvardytos pareigų aprašyme. Scatino praneša savo įgulai, kad ketina pagerbiamai praplaukti pro Džiljo salą. Įgula sulėtina laivą, kol kapitonas eina vakarieniauti. Pirmasis karininkas Siro Ambrosio nukreipia laivą Džiljo salos link. Jis išjungia laivo signalizaciją, kuri pradeda įspėti apie nukrypimą nuo suplanuoto maršruto. Scatino vakarieniauja kartu su savo viešnia, o vėliau 9 val. Vakaro ją nusiveda į tiltą. Laivo vyriausiasis padavėjas Antonelas Tiavolis, kilęs iš Giglio salos, jau yra ten. Scatino mentorius, išėjęs į pensiją, vyriausiasis kapitonas Marijus Palombas gyvena saloje. Scatinas turi daugybę priežasčių pasveikinti Giglio salą. Jauna mergina, kurią nori sužavėti, jo mentorius ir vyriausiasis padavėjas. Įgula dabar padidina laivo greitį iki 16 mazgų, kad kompensuotų laiką, kai kapitonas buvo vakarienėje. Kol vyriausiasis padavėjas skambina išėjusiam į pensiją kapitonui Kostui, Scatinas paprašo pirmojo karininko Ambrozijaus patikrinti jam radarą. Kapitonas savo skaitimo akinius paliko kajutėje. Vyriausiasis padavėjas paduoda Scatinui telefoną, kad abu kapitonai galėtų pasikalbėti. Scatinas klausia išėjusio į pensiją kapitono patarimo, kaip arti jis gali plaukti prie Džiljo salos. Jis sako, kad nori priplaukti taip arti kaip 0,4 jūrmylės, tai yra maždaug 2500 pėdų nuo kranto. Išėjęs į pensiją, kapitonas jam sako, kad ten yra pakankamai gylio, bet nėra reikalo plaukti taip arti, nes žiemą saloje beveik nėra žmonių. Iš tikrųjų, jis yra savo žiemos namuose žemyne. Kapitonas Scatinas jau yra plaukęs šiuo maršrutu anksčiau ir galbūt tik iš mandagumo klausė išėjusio į pensiją kapitono patarimo. Kas man krenta į akis, tai kad kapitonas Scatinas klausė kito kapitono apie gylius, kai turėtų žiūrėti į žemėlapius, kuriuose parodyti salos aplinkos gyliai. Dabar jo dėmesys išsiskirstęs tarp radaro ekrano, kurio jis nemoka skaityti, telefono skambučio, kuriame jam patariama neplaukti per arti ir beveik galima pajusti jo bravūrą. Dabar aš esu kapitonas, aš tai jau dariau anksčiau, žinau, ką darau, matau salą. Ir kol jis kalba telefonu, laivas artėja prie salos tokiu greičiu, kuris skirtas laikui atsigriebti, o ne manevruoti aplink salą. Kapitonas Scatinas dabar naviguoja vizualiai, o ne pagal prietaisus. Jis įsako vairininkui pradėti sukti į dešinę, kad laivas pasisuktų dešinėn ir susilygiuotų su Džiljo uostu. Tačiau dabar jis supranta, kad laivas yra arčiau salos nei tikėjosi ir pamato uolėtą iškišulį po vandens liniją kairėje laivo pusėje. Instinktyviai jis sušunka, kad laivas būtų staigiai pasuktas į dešinę. Tai reiškia, jog vairininkas visiškai pasuka vairą į dešinę pusę. Laivo priekis pasisuka į dešinę ir praplaukia pro uolas. Jei vairuojate automobilį ir pasukate vairą, galiniai ratai seka priekinių ratų kelią. Tačiau su laivu yra kitaip. Kai valdote laivo vairą, laivas sukasi aplink vidurinę korpuso dalį, kuri veikia kaip atramos taškas. Taigi, kai Costa Concordijos priekis pasisuka į dešinę, laivo galas pasisuka į kairę.
Skatinės supranta savo klaidą ir garsiai šaukia kitą komandą stipriai į kairę, kad kompensuotų ankstesnį įsakymą. Akimirkai laivo priekis ir vidurinė dalis praplaukia pro uolas. Daugelis keleivių vakarieniauja, kai staiga pasigirsta garsus trenksmas, po kurio seka ilgas girgždėjimas, dejonės ir metalo lyg skardinės traškėjimas. Laivas ima drebėti ir purtytis. Stiklinės krenta nuo baro lentynų, lėkštės nuslysta nuo vakarienės stalų ir sudūžta ant grindų. Laivas atsitrenkia į uolėtą iškišulį netoli Toskanos salos Džiljo. Rifas žinomas kaip Lascaux ir jį galima matyti laivo žemėlapiuose maždaug už 2600 pėdų nuo uosto. Costa Concordia susidūrė su rifu 26 pėdų gylyje po vandens linija, kairiajame borto gale, arčiau laivagalio, išplėšdama iš laivo korpuso dvi ilgas metalo juostas – 100 ir 600 pėdų ilgio. Uolo, dydžio kaip mažas automobilis, įstrigo laivo korpuse. Jūros vanduo pradeda užtvindyti variklių skyrių, apsemdamas generatorius ir variklius. Šviesos pradeda mirgėti ir užgesta, palikdamos keleivius tamsoje. Panika pradeda plisti po visą laivą, tačiau avarinės šviesos įsijungia beveik iš karto. Vyriausiasis inžinierius praneša laivo tilteliui, kad vanduo užlieja variklių skyrių ir kad laivas skęs. Jūros vanduo greitai pakyla iki pagrindinės variklių valdymo skydinės lygio. Apatiniai laivo deniai yra suskirstyti į didelius skyrius. Jei 4 iš šių skyrių užtvindyti, laivas gali nuskęsti. Kapitonas Skatinas ant tilto mato, kad daugelis prietaisų neveikia. 9:45 vakaro įsijungia signalizacija. 2 ilgi švilpukai ir 1 trumpas praneša įgulai apie problemą. 9:50 vakaro laivas pradeda svirti. Laivas sveria į kairę, būtent į tą pusę, kurioje vanduo užlieja variklių skyrius. Įgulos nariai laive keleiviams sako, kad viskas gerai ir kad yra elektros gedimas. Viskas dabar kontroliuojama, todėl prašome mėgautis likusiu vakaru. 9:57 vakaro, praėjus 15 minučių po to, kai laivas atsitrenkia į uolą, Skatinas paskambina Costa Cruz operacijų centrui. Jis pasako vadovui Robertui Ferrariniui, kad vienas skyrius užlietas, skyrius su elektros varikliais, tačiau tokioje situacijoje laivo plūdrumas nėra pažeistas. Skatinas nesuprato smūgio rimtumo. 5 skyriai užliejami, o jis nepaklausė savo vyriausiojo inžinieriaus. Pakrančių apsauga pradeda gauti skambučių iš keleivių laive. Jie aptinka Concordiją savo radare, netoli Džiljo, praėjus 6 minutėms po pirmojo skambučio, 20:12 valandą. Žie radio ryšiu susisiekia su laivu ir klausia, kokia situacija. Laivo navigacijos pareigūnas 26 metų Simone Canessa atsako, kad įvyko tik elektros tiekimo sutrikimas. Kapitonas jai griežtai liepė sumenkinti situaciją ir tvirtinti, kad viskas yra kontroliuojama, nors jis žino, kad laivas semia vandenį. Pakrančių apsauga klausia, ar jiems reikia pagalbos, o pareigūnas atsako, kad šiuo metu pagalbos nereikia. Varikliai neveikia, kompiuterių ekranai užgeso, laivas dreifuoja ir praranda greitį. Jo inercija neša jį šiaurėn palei salos pakrantę, pro uostą, tada pro uolėtą pusiasalį, vadinamą Gabienaros iškišuliu. Skatino paskutinis veiksmas – užfiksuoti vairą stipriai į dešinę. Laivo inercija neša jį į priekį, galiausiai apsukdama jį prieš vėją ir atlikdama 180 laipsnių posūkį. Dabar vėjas stumia laivą atgal link salos. Vanduo, užliejęs apatinius denius, kartu su vėju dabar pakeičia laivo svorio centrą, todėl laivas pradeda svirti iš kairės į dešinę pusę. Skatinas nuleidžia laivo inkarus, tačiau jie neįsikabina į jūros dugną. Pakrančių apsauga dar kartą skambina Concordijos tilteliui. Šį kartą navigatorius juos informuoja, kad į laivą veržiasi vanduo ir jis sveria. 22:26 Skatinas kalba su Robertu Ferrariniu iš Costa operacijų centro ir praneša jam, kad 2 skyrių yra užtvindyti ir kad jis manevruoja laivą link kranto. Iš tikrųjų, jis neturi jokios kontrolės. Vėjas ir likusi laivo inercija neša jį link uolų. 22:28 Pakrančių apsauga išsiunčia skubų pranešimą visiems laivams rajone atvykti prie Džiljo salos. 22:44 Costa Concordia sustoja prie Punta del Gabrianara, maždaug 20 metrų gylyje. Keleiviai laive Concordia yra sutrikę ir nežinioje. Kapitonas Skatinas šoko būsenoje palieka tiltą ir žvelgia į laivą. 3200 keleivių nežino, ką daryti.
Daugiau nei 1000 įgulos narių taip pat yra sutrikę. Antrasis kapitonas Robertas Bocijas pradeda ankstyvą evakuaciją dar prieš gaunant oficialius įsakymus. Šis jaunesniųjų karininkų ir įgulos sprendimas laikomas maištu, nes jie veikia be kapitono nurodymų. Kai kurie įgulos nariai nuleidžia gelbėjimo plaustus į vandenį, o kiti pataria keleiviams grįžti į savo kajutes. Nėra aiškios lyderystės. 10:58 vakaro valandą pasigirsta 7 trumpi ir 1 ilgas švilpukas, signalizuojantys, kad reikia nuleisti gelbėjimo valtis ir evakuoti laivą. Beveik 2000 žmonių jau valandą stovi denyje, laukdami, žinodami, kas nutiks, bet nežinodami, ką daryti toliau. 600 žmonių, kurie į laivą įlipo vos prieš kelias valandas, nedalyvavo jokioje evakuacijos pratyboje. Ji buvo suplanuota kitai dienai. Kadangi Concordija pasvirusi į dešinį bortą, nuleisti gelbėjimo valtis iš kairiojo borto neįmanoma. Kai kurie keleiviai šoka į šaltą žiemos vandenį ir plaukia link kranto. Įgulai pradėjus atidarinėti gelbėjimo valčių vartus, kyla chaosas. Kažkas sušunka, pirmiausia moterys ir vaikai, ir panika pasiekia apogėjų. Pirmosios gelbėjimo valtys į Džilijo uostą atvyksta vos po 11 vakaro. Marijus Pelegrinis, Džilijo vicemeras, atvyksta į uostą ir gelbėjimo valtimi plaukia prie laivo, tačiau ten neranda nė vieno atsakingo asmens. Keleiviai leidžiasi virvinėmis kopėčiomis laivo šonu, o valtys priplaukia šalia, kad juos paimtų į savo denį. Per valandą ir 15 minučių beveik 3500 žmonių pasiekė saugų Džilijo uostą. 11:45 vakaro atskrenda gelbėjimo sraigtasparnis. Iki 12:15 po vidurnakčio beveik visi buvę dešiniajame laivo borte jau paliko laivą, įskaitant kapitoną Skatiną ir kai kuriuos jo pareigūnus. Tačiau ne visi dar yra palikę laivą. Kai kurie jau buvo įlipę į gelbėjimo valtis, yra priversti grįžti atgal į laivą. Kai laivas atsiremia į uolas, jis pamažu pasvyra, kol galiausiai sustoja beveik 70 laipsnių kampu, todėl kai kurios gelbėjimo valtys tampa nenaudingos. 12:42 minutės po vidurnakčio Gregorijus De Falco, kuris vadovauja pakrančių apsaugos gelbėjimo operacijoms, paskambina kapitonui Skatinui į mobilųjį telefoną. Kapitonas Skatinas paaiškina, kad jis įkrito į gelbėjimo valtį ir dabar sėdi ant uolos už Giglio uosto ribų. De Falco, buvęs Italijos karinio jūrų laivyno vadas, praranda savitvardą ir šaukia Skatinui: "Grįžk atgal į laivą, tu niekšė." Skatinas jam sako, kad koordinuos gelbėjimą sėdėdamas ant savo uolos. 1 valandą nakties laive vis dar yra beveik 1000 žmonių. Gelbėjimo valtys ir sraigtasparniai tęsia evakuaciją, paimdami žmones iš vandens ir laivo. 4:46 ryto evakuacija užregistruojama kaip baigta. Priešgaisrinės gelbėjimo komandos pradeda ieškoti išgyvenusiųjų. 32 žmonės žuvo arba dingo be žinios. Skatinas taip ir negrįžo į laivą padėti evakuacijos metu. Išgyvenusieji yra pervežami į Santo Stefano uostą, kur įkuriamas koordinavimo ir pagalbos centras. Valdžios institucijos uždraudžia visus privačius laivus ir nustato vienos jūrmylės neplaukiojimo zoną aplink laivą. Nuo sausio 14 iki 30 dienos Italijos karinio jūrų laivyno pakrančių apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai ieško laive dingusių žmonių. Italijos pakrančių apsaugos vadovas Markas Bruskas patvirtina, kad 29 žmonės, 4 įgulos nariai ir 25 keleiviai vis dar nerasti. Visiška tamsa ir laive plūduriuojantys baldai sukuria gelbėtojams pavojingą aplinką. Narai dirba poromis. Jie naudoja zigzago paieškos modelį paskirtose zonose. Kiekvienas nėrimas suplanuotas 40 minučių. Jie žymi savo maršrutą urvų virvėmis, kad galėtų orientuotis esant prastam matomumui, ir laive išdėsto atsarginius oro balionus. Jie negali matyti toliau nei 2 pėdos prieš save. Gelbėtojai randa išgyvenusiųjų, tarp jų Pietų Korėjos jaunavedžių porą, kuri pramiegojo įvykį, ir laivo iždininką, kuris turi lūžusią koją. Sausio 16-ąją gelbėjimo darbai nutrūksta, kai dėl blogo oro laivas pasislenka apie 1,5 centimetro. Rizika yra ta, kad laivas gali nuslysti į gilesnius vandenis arba gali pradėti tekėti kuras. Po 3 valandų operacijos tęsiamos. Gelbėtojai naudoja sprogmenis, kad padarytų angas laivo korpuse. Laivas ir toliau periodiškai juda iki sausio 24 dienos, kai Italijos civilinės saugos agentūros vadovas paskelbė jį stabilų. Iki 2012 metų sausio pabaigos iš viso buvo rasta 17 kūnų.
Sausio 31 dieną paieška po vandens linija nutraukiama. Vasario mėnesį išgyvenusiųjų pranešimai suteikė gelbėtojams informacijos apie paskutinę žinomą kai kurių keleivių buvimo vietą. Remdamiesi tuo, narai nuolaužoje randa dar 8 kūnus. Olandų gelbėjimo įmonė Smith International ir Italijos bendrovė Neary pradeda šalinti laivo 2380 tonų sunkiųjų degalų. Pirmiausia, jie sutelkė dėmesį į 15 bakų, kuriuose yra apie 84% laivo kuro ištuštinimą, o tai užtrunka beveik mėnesį. Jie naudoja procesą vadinamą įgręžimu veikiant slėgiui. Kadangi bakai yra panardinti, darbui atlikti pasitelkiami komerciniai narai. Pirmiausia, narai įrengia vožtuvą bako apačioje ir kitą viršuje. Tirštas alyva yra pašildoma, kad taptų šiek tiek mažiau klampi. Į bako apačią pumpuojamas jūros vanduo, kuris pakeičia per viršutinį vožtuvą išsiurbiamą alyvą. Kadangi alyva plūduriuoja ant vandens, išsiurbiant alyvą, jūros vanduo iš bako apačios pakeičia alyvą ir užtikrina, kad bakas išliktų neigiamo plūdrumo ir nesutrikdytų laivo stabilumo. Šis procesas kartojamas tol, kol visi 15 bakų ištuštinami kovo 24 dieną. Tada narai išpjauna skylę korpuse, kad patektų į užlietą variklio skyrių. Jie išvalo beveik 350 kubinių metrų dyzelinio kuro ir kitų tepalų iš variklio skyriaus. Už laivo ribų naudojama robotinė paieškos ir gelbėjimo įranga, kad tarp nuolaužos ir jūros dugno būtų rasti dar 5 kūnai. Pašalinus kurą ir tepalus pradedamas nuolaužos šalinimo procesas. Yra 2 galimybės. Jie gali išardyti nuolaužą vietoje arba ją iškelti ir išardyti sausajame doke, ką jie ir nusprendžia padaryti. Parengiamas planas užsandarinti korpuso pažeidimus, pakelti laivą naudojant didelės pripučiamas plūdes ir tada jį nutempti. Tai bus didžiausia gelbėjimo operacija, kokia kada nors buvo bandyta. Numatoma, kad tai užtruks nuo 7 iki 10 mėnesių, o priklausomai nuo oro ir jūros sąlygų prasidės 2012 m. gegužę ir kainuos $300 milijonų. Gelbėjimo darbų sutartis atitenka Floridoje įsikūrusios gelbėjimo bendrovės Titan ir Italijos įmonės Micoperi bendrai įmoniai. Nick Sloan, Pietų Afrikos gelbėjimo vadovas, paskiriamas vadovauti operacijai. 2012 m. birželį praėjus 6 mėnesiams po užplaukimo ant Seklumos, prie dešiniojo laivo borto atgadanama barža. Laivo radaras, vandens čiuožykla ir kaminas pašalinami, kad laivas būtų stabilizuotas ir nepaslystų toliau nuo žulnių jūros dugnu. Laivo kaminas paskutinis pašalinamas gruodžio mėnesį, o iki 2013 m. sausio vidurio gelbėjimo kompanijos pradeda statyti povandeninę atraminę konstrukciją. Pirmiausia, jie sukuria dirbtinį jūros dugną iš smėlio ir cemento nuokalnėje prie nuolaužos. Tuomet pastato metalinę platformą, ant kurios stovės laivas. 2013 m. sausio 15 dieną laivo gale pastebimi 2 dingusių žmonių kūnai, tačiau dėl nepasiekiamos vietos laive jie nėra iškelti. Nuo sausio iki rugsėjo tęsiama povandeninės platformos statyba. Costa Concordia turi didžiulę skylę žemiau vandens linijos, todėl inžineriniai sprendimai, leidžiantys ją iškelti į paviršių, yra išties genialūs. 15 pontonų yra privirinti prie laivo kairiojo borto, kuris yra virš vandens linijos. Pontonai yra dideli sandarūs bakai. Iki 2013 m. rugsėjo povandeninė platforma jau buvo baigta, o kairiojo borto pontonai pritvirtinti. Nors jų dydžiai skiriasi, vienas iš šių pontonų yra 33 metrų ilgio, 10 metrų pločio ir 20 metrų aukščio. Tai reiškia, kad kiekvienas pontonas išstumia 6 600 000 litrų arba 2,65 olimpinių baseinų kiekį vandens. Rugsėjo 16-ąją gelbėjimo komanda pradeda procesą vadinamą laivo atvertimu į stačią padėtį. Kabeliai pritvirtinami nuo platformos prie laivo kairiojo borto. Kabeliai įtempiami naudojant hidraulinius įtempiklius, vadinamus lynų domkratais. Laivas lėtai traukiamas į vertikalią padėtį. Sukantis laivui pontonai užpildomi jūros vandeniu. Vandens svoris pontonuose padeda užbaigti laivo vartymą į vertikalią padėtį, kad kitą rytą jis atsiremtų į povandeninę konstrukciją. Rugsėjo 26 dieną laivo centre randamas kūnas. Atliekamos tolesnės apžiūros ir prie laivo dešiniojo borto pritvirtinami pontonai. 2014 m. vasario 1-ąją suvirinant dešiniojo borto pontonus, metalo lakštas nukrenta ant ispanų narą, įkalina jį ir sužaloja koją.
Kiti narai sugeba jį išlaisvinti ir iškelti į paviršių, kur jis nukraujuoja ir miršta. Liepos 14-ąją gelbėtojai pradeda iškelti Costa Concordia nuo jos panardintos platformos. 30 pontonų kiekvienas gali išstumti apie 2,5 olimpinio baseino vandens, iš viso 75 olimpinius baseinus. Tai reiškia, kad jie suteikia beveik 3 kartus daugiau plūdrumo, kad būtų galima iškelti 60 000 tonų laivą, kuriam reikia išstumti 24 olimpinius baseinus vandens, kad jis būtų neutraliai plūduriuojantis. Jie lėtai išpumpuoja vandenį iš visų pontonų, kol laivas atsiskiria nuo platformos ir pradeda plūduriuoti. Tada jie jį nutempia nedidelį atstumą nuo kranto į gilesnius vandenis. Liepos 23-ąją jie pradeda 4 dienų kelionę į Genujos uostą. Narai randa kūno dalių nuolaužose, kai laivas jau pririštas uoste. Lapkričio 3-ąją 2014 metų, beveik po 2 metų nuo tada, kai Costa Concordia užplaukė ant Seklumos, paskutinis kūnas randamas laivo nuolaužose. Per 2015 metus laivas išardomas. Tai kainuoja $115 milijonų, o metalas parduodamas metalo laužui. Costa Concordia beveik 2 metus stovėjo prie Džigių salos. Per tą laiką suvenyrų medžiotojai apiplėšė laivą, pavogė kasos aparatus, papuošalus, baldus, meno kūrinius ir laivo varpą. Kai laivas susidūrė su uolėtų iškišuliu, smūgis nuplėšė 2 ilgas plieno juostas nuo laivo korpuso. Vėliau jos buvo rastos jūros dugne už 300 pėdų nuo pagrindinės salos. Įskaitant aukų kompensacijas, gelbėjimo darbus ir laivo išardymą, bendra katastrofos kaina siekia beveik $2 milijardus, 3 kartus daugiau nei $600 milijonų statybos kaina. Per incidentą žuvo 33 žmonės, 27 keleiviai, 5 įgulos nariai ir 1 gelbėtojas naras. Kapitonui Skatinui buvo pareikšti kaltinimai dėl netyčinio nužudimo. Jo gynėjai teisme tvirtino, kad laivas buvo prakeiktas, nes šampano butelis nesudužo. Šiuo metu jis atlieka 16 metų laisvės atėmimo bausmę ir esu visiškai tikras, kad jis nesidalina gultų su 25 metų šokėja iš Moldovos. Šiandien kruiziniai laivai privalo atlikti privalomą evakuacijos pratybą prieš išplaukiant laivui. Ramių balandžio rytą didelis Pietų Korėjos keleivinis keltas staiga pradeda stipriai svirti, atlikdamas įprastą posūkį, plaukdamas kanalu tarp salų. Laive yra 443 keleiviai, tarp jų 325 moksleiviai vykstantys į ekskursiją į Džedžu salą. Moksleiviams ir keleiviams pasakoma, kad pavojinga išeiti iš kajučių, neiti į išorinius denius ir likti savo kajutėse, kai laivas vis labiau svyra ir grimsta į vandenį. Kai kurie neklauso nurodymų ir eina į laivo viršų, kiti pasitiki laivo kapitono ir įgulos nurodymais. Aš padariau viską, ką galėjau, kad ištirčiau šią istoriją. Kur tik įmanoma, naudojau oficialias ataskaitas, kad patvirtinčiau detalės, o kai kur sutrumpinau, kad papasakočiau istoriją kuo glaustiau. Tai yra mano supratimas apie įvykius. Jei jūs tyrėte tai išsamiau arba turite papildomos informacijos, prašau pasidalinkite ją komentaruose. Sevol yra Ropax tipo keltas, kurio ilgis 145 metrai, plotis 22 metrai, o talpa 921 keleivis, 88 automobiliai ir 60 sunkvežimių. Ropax reiškia riedančiųjų transporto priemonių keltą su keleivių patogumais. Nuo 1994 iki 2012 Sevol plaukiojo Japonijoje pavadinimu Ferry Namino kaip krovinių ir keleivių transporto laivas Japonijos kompanijai A-Line Ferry. 2012 m. spalį Shanghai Marine įsikūrusi Inčione, Pietų Korėjoje, įsigyja Sevol iš A-Line Ferry. Tai jau senas ir šiek tiek aptriušęs laivas. Per žiemą nuo 12 iki 13 metų prieš registruojant laivą Korėjoje jie atlieka gana didelius pakeitimus. Jie prideda 2 keleivių denius ir išplečia laivo krovininę dalį. Sevol bendrovės tonažas padidėja 239 tonais, nuo 6586 iki 6825 tonų. Tai reiškia, kad laivo vidinis tūris yra didesnis. Jo keleivių talpa padidėja 116 žmonių, iki iš viso 956 žmonių, įskaitant įgulą.
Modifikacijos pakelia laivo svorio centrą pusę metro aukštyn ir nutolina jį nuo centrinės linijos. Po modifikacijų pabaigos laivą Sevol apžiūri Korėjos laivybos registras ir pripažįsta tinkamų naudoti. Tvirtindamas modifikacijas, Korėjos laivybos registras taip pat pakeičia, ką Sevol gali gabenti. Jie iš tikrųjų sumažina maksimalų krovinio kiekį, kurį laivas gali gabenti nuo 1450 tonų iki 987 tonų, o balasto kiekį padidina nuo 1333 tonų iki 1703 tonų. Nors Shanghai Marine padidino laivo krovininės dalies tūrį ir ketina, kad laivas gabentų daugiau krovinio nei anksčiau. Dėl atliktų modifikacijų laivai tampa mažiau stabilus, todėl jie turi gabenti mažiau krovinio ir reikia daugiau balasto, kad išlaikytų pusiausvyrą. Po patikrinimų laive galerijoje įrengiama dar 37 tonos marmuro, kuris, manau, yra dekoratyvinis. Laivas pradeda eksploataciją 2013 m. kovo mėnesį, gavęs Korėjos laivybos registro patvirtinimą. Tai įvyksta dar prieš paskelbiant galutinę ataskaitą. Gana sunku nustatyti tikslų laikotarpį, tačiau atrodo, kad patvirtinimas suteikiamas remiantis modifikacijų brėžiniais, o ne faktinę bandymų ataskaitą po patikrinimo. Paaiškėja, kad brėžiniai buvo suklastoti dokumentai. Beveik po metų Korėjos laivybos registro stabilumo bandymo ataskaita yra užbaigta ir datuota 2014 m. sausio 24 diena. Ataskaitoje teigiama, kad Sevol po atliktų modifikacijų tapo per sunkus ir mažiau stabilus. Ši ataskaita nėra pateikiama Korėjos laivybos asociacijai, kuri atsakinga už keltų valdymą, ar Korėjos pakrančių apsaugai, kuri prižiūri laivybos asociaciją ir saugumą jūroje. Nuo 2013 m. kovo iki 2014 m. balandžio Sevol reguliariai plaukioja maršrutu tarp Inčiono miesto, esančio netoli Seulo, Pietų Korėjos žemyninėje dalyje, ir Džedžu salos, esančios į pietus nuo žemyno. Sevol kapitonas Šinas perspėja Shanghai Marine, kad Sevol yra nestabilus laivas, remdamasis galutinę stabilumo ataskaitą. Šino perspėjimai buvo perduoti Shanghai Marine per oficialų asmenį, dirbantį Inčiono uosto direkcijoje 2014 m. balandžio 9 dieną, likus 6 dienoms iki paskutinės kelionės. Šinas teigia, kad įmonė grasino jį atleisti, jei jis toliau reikš prieštaravimus. Jis taip pat prašo suremontuoti sugedusią vairavimo įrangą balandžio 1, tačiau iki laivo nuskendimo nieko nebuvo padaryta. 2014 m. balandžio 15 dieną MS Sevol ruošiasi išplaukti įprastu maršrutu iš Inčiono į Džedžu. Laivas turėjo išplaukti iš uosto 18:30, tačiau rūkas sumažina matomumą iki maždaug pusės jūrmylės, todėl uosto valdžia sustabdo išvykimą. Nors maksimali leistina krovinio masė yra 987 tonos. Sevolas įsikrauna 2147 tonas krovinio. Iš tikrųjų, kai kurie balastiniai bakai yra ištuštinami, kad tilptų krovinys. Laive yra tik 761 tona balasto vietoj 1703 tonų, su kuriomis jis registruotas plaukti. Nesu tikras, ar jie sąmoningai keičia balastą kroviniu ir apskaičiuoja svorio pasiskirstimą, ar tiesiog bando sutalpinti kuo daugiau krovinio. Bet kuriuo atveju krovinys nėra tinkamai pritvirtintas prieš laivui išplaukiant iš uosto. Rūko įspėjimai atšaukiami maždaug 8:30 vakaro. 9 val. Vakaro motorinis laivas Sevol išplaukė iš Inčiono uosto, Pietų Korėjoje. Sevol yra vienintelis laivas tą vakarą išplaukęs iš uosto. Jis reguliariai atlieka 3 reisus per savaitę iš Inčiono į Džedžu. Kiekviena 264 mylių kelionės atkarpa trunka 13,5 valandos. Sevol šiuo maršrutu plaukiojo nuo 2013 metų kovo mėnesio ir iki šiol iš viso atliko 241 reisą pirmyn ir atgal. Jis išvyksta su 443 keleiviais, 33 įgulos nariais ir daugiau nei 2000 tonų krovinių, įskaitant 185 automobilius. Iš 443 keleivių laive yra 325 mokiniai ir 15 mokytojų, kurie džiaugiasi savo išvyką į Džedžu salą. Jie yra iš Danvon vidurinės mokyklos Ansono mieste, netoli Inčiono. Nuolatinis kapitonas Šinas yra atostogose.
Laivas dabar yra 69 metų kapitono Lee Jun-suko vadovaujamas, kuris neseniai perėmė laivo vadovavimą pagal 1 metų sutartį, už kurią jam mokama apie $2,500 per mėnesį. Jis yra patyręs kapitonas, turintis daugiau nei 40 metų jūrinę patirtį ir jau yra vadovavęs laivui Sevol šiuo maršrutu anksčiau. Kitą rytą, praėjus 10 valandų nuo kelionės pradžios, laivas sėkmingai juda Pietų Korėjos vakarinę pakrantę. Keleiviai bunda po nakties praleistos savo kajutėse. Dauguma mokinių dalyjasi kajutėmis, o vakarą ir rytą jie praleido juokdamiesi, juokaudami ir aptardami būsimą kelionę. Sevol yra į pietvakarius nuo Pietų Korėjos žemyno, šiek tiek nutolęs nuo Mangolo sąsiaurio, esančio tarp Mangolo salyno ir Džiūšos salyno. Tikiuosi, kad teisingai tariu tuos pavadinimus. 7:30 ryto laivo trečiasis šturmanas Parkas Hun-kjulis perima budėjimą Sevol tiltelyje. Kapitonas Lee ilsisi savo privačioje kajutėje. Parkas yra jaunas ir palyginti nepatyręs laivo pareigūnas. Jam 25 metai ir jis turi tik 1 metų praktinę laivybos patirtį. 5 mėnesiai šios patirties įgyta dirbant laive Sevol. Ji naviguoja laivą kartu su vairininku Cho Jun-kyu, kuris stovi prie laivo vairo. Sevol plaukia maždaug 165 laipsnių kursu, maždaug 20 mazgų greičiu, judėdamas link Mangolo kanalo. Mangolo kanale yra vienos greičiausių ir nenuspėjamiausių potvinių srovių Korėjos pusiasalio vandenyse. Plaukti per jį reikia labai atsargiai, tačiau tai sutaupo laiko, o modernūs laivai su gerai apmokytomis įgulomis, tokie kaip Sevol, reguliariai plaukia šiuo maršrutu. Laivo Sevol kapitonas pasirinko šį maršrutą, kad sutaupytų laiko po vėluoto išvykimo iš Inčiono. Paprastai šią kelionės dalį plauktų labiau patyręs pareigūnas, tačiau vėluotas išvykimas taip pat sutrikdė budėjimo grafiką, todėl Parkas dabar budi, kai laivas plaukia per Mangolo kanalą. Sąlygos ramios, lengvas vėjas, nedidelės bangos ir geras matomumas. 8:20 ryto laivas yra kiek daugiau nei už 2 jūrmylių nuo kanalo. Park liepia Cho perjungti vairavimo sistemą iš autopiloto į rankinį valdymą. Ji nori visiškos laivo vairo kontrolės šiai svarbiai kelionės daliai. Kai Sevol atvyksta prie kanalo 8:27 ryto. Jis plaukia maždaug 137 laipsnių kursu. Platesnėse kanalo vietose yra uolų pavojų ir seklumų, tačiau kelyje, kuriuo plauks Sevol, pavojų nėra. Laivui artėjant prie paskutiniojo posūkio, valgykloje patiekiami pusryčiai. Dauguma keleivių jau atsikėlė, vaikšto ir pradeda savo dieną. Valgykla pilna mokinių. Kiti keleiviai yra išorinėme dynyje, rūko, leidžia laiką įvairiose laivo vietose arba vis dar miega. 8:40 ryto Parkas ir Cho stovi ant tiltelio, petys į petį, šalia laivo vairo. 8:46 ryto Sevol plaukia 18 mazgų greičiu, kursu apie 135 laipsnius. Parkas liepia Cho pakeisti kursą iš 135 į 140 laipsnių. Kai Cho keičia kursą, jis pastebi, kad laivas šiek tiek pasvyra, bet nesijaudina tiek, kad apie tai praneštų Parkui. Po to, kai Cho pakeičia kursą į 140 laipsnių, Parkas patikrina radaru, ar ji patenkinta laivo kursu. 8:48 ryto Parkas duoda įsakymą dar kartą pakeisti kursą į 145 laipsnius. Vėlgi Cho suka laivą, tačiau laivas pasisuka greičiau nei jis tikėjosi ir toliau sukasi net tada, kai jis grąžina vairą į centrą. Cho greitai 2 kartus pasuka vairą į kairę, kad kompensuotų. Iš viso jis pasuka vairą 5 laipsniais į kairę. Laivas nereaguoja, jis toliau sukasi į dešinę. Park pastebi, kad laivas stipriai pasviręs ir ji mano, kad šis pasvirimas verčia laivą greičiau suktis į dešinę nei turėtų. Ji liepia Cho sukti vairą į priešingą pusę. Ji turi omenyje, kad reikia vairuoti laivą į kairę. Ji nežino, kad Cho jau pasuko į kairę. Išgirdęs šį įsakymą, Cho mano, kad Park žino, jog jis jau suka į kairę ir supranta, kad ji turi omenyje vairuoti laivą į dešinę. Tai yra ta kryptimi, kuria laivas nekontroliuojamai sukasi, o ne priešinga kryptimi. Cho pasuka vairą į dešinę ir nesusikalbėjimas tarp abiejų jūreivių dar labiau pablogina laivo padėtį. Vyrauja bendras sumišimas, o Cho sujaudintų balsu sušunka, kad vairas neveikia.
Valgykloje žmonės ima svarstyti, ar kas nors negerai, kai pastebi, kad lėkštės ir stalai svyra. Tačiau jie jaučia, kad laivas sukasi ir mano, jog tai normalu. Laivas pasuka 15 laipsnių į dešinį bortą per 40 sekundžių, tačiau iš viso pasisuka apie 45 laipsnius į dešinę, tada dar papildomai apsisuka 22 laipsnius vietoje per 20 sekundžių. Tai panašu į tai, kai šiek tiek pasuki automobilio vairą, o galiniai ratai užvažiuoja ant alyvos dėmės ir pradeda slysti už tavęs. Netrukus laivas stipriai pasvyra į kairįjį bortą ir aišku, kad kažkas negerai. Gali būti, kad srovės dar labiau pablogino šią situaciją. Tada keleiviai išgirsta garsų trenksmą iš apatinių laivo denių, kai krovinys atsilaisvina dėl prastų tvirtinimų. Laivas dar labiau pasvyra į kairįjį bortą. 8:50 ryto Sevol pasviręs 30 laipsnių į kairę pusę. Keleiviai staiga atsiduria apvirstančiame laive. Kai kuriems tai tampa tragiško likimo pradžia. Kapitonas Lee skuba iš savo kajutės į kapitono tiltelį. Netrukus visi karininkai jau yra kapitono tiltelyje. Šios sustabdo laivo variklius ir laivas paliekamas dreifuoti šonu. Jaunas trečiasis šturmanas Parkas, kuris suprantamai yra šokiruotas staigiu ir stipriu laivo pasvirimu, pradeda verkti. Kapitonas Lee ir kiti įgulos nariai įvertina situaciją ir bando nuspręsti, ką daryti. Lee negali pasakyti, ar laivas nuskęs, tačiau jo dėmesys nukrypsta į keleivių saugumą. 8:52 minutės ryto Lee su savo įgula pradeda planuoti gelbėjimą, tuo pačiu bandydami atgauti laivo kontrolę. Jie turi būti labai atsargus valdydami situaciją, kad prireikus visi būtų saugiai išgelbėti iš laivo. Įgula pradeda skelbti pranešimus keleiviams, kol laivas pamažu verčiasi ant šono. Jie visiems liepia nejudėti, likti ten, kur yra ir sako, kad judėti po laivą yra pavojinga. Šie pranešimai transliuojami per laivo garsiakalbių sistemą ir kartojami tol, kol vanduo pradeda semti keleivių kajutes. Daugelis pranešimų ypač ragina Danvon vidurinės mokyklos mokinius likti vietoje. Tuo tarpu pirmąjį pagalbos skambutį į krantą atlieka viena iš mokinių, Choi Dok-ha. 8:52 ryto Choi paskambina nacionalinės pagalbos tarnybos numeriu ir praneša, kad laivas, kuriame jis yra, pradėjo verstis. 8:54 ryto Choi yra sujungiamas su Mokpo pakrančių apsauga, pakrančių apsaugos stotimi Pietų Korėjos žemyno pietryčiuose ir paaiškina jiems situaciją. Praėjus 3 minutėms Mokpo pakrančių apsauga nurodo patruliniam laivui numeris 123 vykti į įvykio vietą. Laivas išplaukė 8:58 ryto. Vadovaujantis pakrančių apsaugos paieškos ir gelbėjimo instrukcija, patrulinis laivas 123 paskiriamas apžiūrėti teritoriją ir greitai gelbėti keleivius. Pranešimai laivo garsiakalbių sistemoje ir toliau kartoja: likite ten, kur esate. Juos skelbia laivo ryšių pareigūnas Kangas Hesongas. Jis visiems praneša, kad judėti po laivą yra pavojinga. Kiti įgulos nariai šį pranešimą asmeniškai perduoda keleiviams visame laive. Kai Costa Concordia apvirto, įgula davė panašius nurodymus likti kajutėse ir nevaikščioti po laivą. Keleiviai nepaisė tų įspėjimų ir išėjo į laivo denį. Labai tikėtina, kad dėl autoritarinės kultūros dauguma žmonių Sevol laive, ypač Danvon vidurinės mokyklos mokiniai, pakluso duotoms instrukcijoms ir liko žemiau denyje. Vaizdo įrašai, kuriuos mokiniai nufilmavo savo mobiliaisiais telefonais, vėliau bus rasti laive. Šiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip mokiniai bando suprasti, kas vyksta laive ir kaip jie stengiasi susidoroti su siaubinga situacija, su kuria susiduria. Svarbiausia, kad kyla sumaištis dėl to, kiek rimta yra ši situacija. Kitais momentais jaučiamas tikras baimės jausmas. Jie bijo, kad gali mirti. Kiti ieško gelbėjimosi liemenių arba svarsto, ar vanduo už borto nėra per šaltas, kad jie galėtų šokti nuo laivo. Jie pastebi tokius dalykus, kaip jų batai pradėję slysti grindimis. Kiti pro langus mato, kad laivas atrodo skęsta. Laivas taip pat atrodo vis tamsesnis. Kada jie mums pasakys evakuotis? Ar jie priima teisingą sprendimą? Argi laivas neskęsta? Kiti bando pabėgti, bet vis sunkiau palikti laivą, kai tenka eiti sienomis, o ne grindimis. 8:55 ryto Sevol įgula pirmą kartą paskambina gelbėjimo tarnyboms krante. Vyksta skambučiai tarp laivo ir gelbėjimo tarnybų bei tarp skirtingų gelbėjimo tarnybų.
Apie įvykį informuojamos įvairios pakrančių apsaugos tarnybos, taip pat Pietų Korėjos karinis jūrų laivynas. Į įvykio vietą siunčiami 2 papildomi karinio jūrų laivyno patruliniai laivai. Vietiniai žvejų laivai jau atvyko į įvykio vietą, kai kurie netgi apie 9 val. Ryto. Gelbėjimo tarnybos aptarė situaciją su Lee ir jo įgula per radiją. 9:20 ryto Sevol įgula praneša, kad laivas pasviro daugiau nei 50 laipsnių į kairę ir vis labiau grimsta į vandenį. 9:23 ryto laivų eismo tarnyba, kuri koordinuoja laivybą šioje teritorijoje, įsako Sevol įgulai informuoti keleivius, kad šie užsidėtų gelbėjimosi liemenes. Įgula atsako, kad laivo transliavimo įranga neveikia, o laivų eismo tarnyba liepia jiems asmeniškai nurodyti keleiviams užsidėti gelbėjimosi liemenes ir daugiau drabužių, kad pasiruoštų šaltam vandeniui už laivo ribų. Tačiau laive nėra pakankamai gelbėjimosi liemenių visiems keleiviams. Įdomu, ar dėl to jie ir pasakė laivų eismo tarnybai, kad transliavimo sistema neveikia. 9:25 ryto laivų eismo tarnyba paprašo kapitoną Lee greitai nuspręsti, ar evakuoti laivą ar ne, sakydama, kad jie neturi pakankamai informacijos, kad galėtų patys priimti sprendimus. Atsakydamas Lee pasiteirauja apie gelbėjimą, o laivų eismo tarnyba atsako, kad patruliniai laivai atvyks už 10 minučių, o sraigtasparnis atskris už 1 minutės. Lee atsako, kad keleivių yra per daug sraigtasparniui. Jis nusprendžia ir toliau liepti keleiviams likti savo kajutėse, o Kangas, laivo ryšių pareigūnas, tai perduoda per laivo viešąją pranešimų sistemą. Gali būti, kad yra laiko juostos spraga ir transliacijos sistema jau neveikia. Sevol verčiasi, o keleiviai yra sutrikę. Jiems reikia nuspręsti, ar laikytis laivo įgulos nurodymų. Kai kurie keleiviai laikosi pranešimų likti savo vietose, net kai mato, kaip laive kyla vanduo. Dauguma jaunų studentų keleivių ir toliau klauso pranešimų. Kiti eina į viršutinius denius, o nelieka žemiau laivo viduje. Patrulinis laivas numeris 123 atvyksta į įvykio vietą 9:30 ryto. Tai pirmasis oficialus gelbėjimo laivas pasiekęs vietą po incidento. Jis paskiriamas įvykio vietos vadu. Laikotarpiu tarp iškvietimo ir atvykimo patrulinis laivas numeris 123 tiesiogiai per radiją su Sevol nesusisiekia. Vietoj to jie skambina kitiems laivams toje teritorijoje. Atvykus į įvykio vietą, patrulinio laivo numeris 123 įgulos nariai nežino, apie ką buvo bendrauta tarp Sevol ir gelbėjimo tarnybų. Jie nekalbėjo su Sevol įgula ir neturi aiškaus supratimo apie situaciją. Sevol pasviręs daugiau nei 50 laipsnių į kairę pusę. 9:33 ryto, patvirtinus, kad netoliese esantys laivai savanoriškai padės gelbėjimo operacijoje, laivų eismo tarnyba nurodo visiems laivams nuleisti gelbėjimo valtis keleiviams. Patrulinis laivas numeris 123 pradeda gelbėjimo operacijas 9:38 ryto, kai jie išleidžia pripučiamą gelbėjimo valtį. Gelbėtojai 5 minutės skelbia pranešimus, ragindami žmonės palikti laivą ir šokti į vandenį. Sprendimą palikti laivą priima ne kapitonas Lee ar laivo įgula. 9:38 ryto nutrūksta ryšys tarp laivų eismo tarnybos ir Sevol. Maždaug po 3 minučių apie 150-160 keleivių ir įgulos narių šoka už borto. Dabar, norėdami evakuoti laive įstrigusius keleivius, Sevol įgulos nariai turi leistis į apatinį denį skęstančiame laive ir susidurti su beveik neišvengiama mirtimi. To neįvyksta, paprasčiausiai jau per vėlu. Keleiviai esantys viršutinėme denyje ir tie, kurie šoka į vandenį, yra išgelbėjami. Gelbėtojai negali patekti į laivo vidų, kad išgelbėtų įstrigusius keleivius, nes laivas yra taip stipriai pasviręs. Stebėtina, bet vienas iš pirmųjų išgelbėtų žmonių yra laivo kapitonas Lee, kuris nufotografuotas, kai išlipa iš Sevol į kitą valtį, vilkėdamas tik apatiniais. Šimtai keleivių vis dar yra laivo viduje, vykdydami Lee nurodymus likti savo vietose, kol jis pats palieka laivą. Vairininkas Cho kartu su pirmuoju ir antruoju padėjėjais yra tarp pirmųjų žmonių, kurie buvo išgelbėti kartu su kapitonu Lee 9:46 ryto. Kiti įgulos nariai įstrigę Sevol vairinėje yra išgelbėti, kai išdaužė langus. Iš 172 išgyvenusiųjų daugiau nei pusė yra išgelbėti žvejybos laivų ir kitų komercinių laivų, kurie atvyksta į įvykio vietą anksčiau nei gelbėjimo laivai.
Sevol skęsta su 100 keleivių, daugiausia vaikais, vis dar esančiais laive. Jie padarė tai, ką jiems buvo liepta ir liko žemiau denio. Jų kajutės pildosi vandenį, o dabar jie neturi jokios galimybės pabėgti. Laivui virstant ir skęstant, jie toliau skambina ir siunčia žinutes iš savo mobiliųjų telefonų. Kai kurios žinutės skirtos atsisveikinti, kai kurios prašyti pagalbos, o kitos rodo, kad keleiviai vis dar nesupranta, kas vyksta. Paskutinė žinutė išsiunčiama 10 valandų 17 minučių ryto. Po to, kai laivas nuskęsta, įsivyrauja tragiškai pavėluotas skubos jausmas, kai į beviltišką gelbėjimo operaciją metamos visos įmanomos priemonės. Į įvykio vietą siunčiami karinio jūrų laivyno laivai, įskaitant eskadrinį minininką ir fregatą, kartu su kitais gelbėjimo laivais. Taip pat siunčiami orlaiviai, įskaitant kelis sraigtasparnius. Atvyksta gelbėtojai, tarp jų 40 specialiųjų pajėgų narų, 82 karinio jūrų laivyno laivo gelbėjimo padalinio nariai ir 114 Pietų Korėjos karinio jūrų laivyno specialiųjų operacijų flotilės narių. Pietų Korėjos armija siunčia padalinius, tarp jų 150 specialiųjų operacijų vadovybės karių ir 11 greitosios pagalbos automobilių. Bandoma nerti į laivą, tačiau maždaug 40 metrų gylyje pakilę nuosėdos ant jūros dugno neleidžia niekam patekti į vidų. Gelbėtojai visą dieną visiškai negali patekti į laivą. Balandžio 17 naktį, 12:30 pakrančių apsauga į dangų šaudo signalinės raketas, kad apšviestų apvirtusį laivo korpusą, kuris vis dar kyšo virš vandens linijos. 8 pakrančių apsaugos specialiųjų pajėgų kariai ir karinių jūrų pajėgų narai ieško kūnų ir galimo patekimo taško į laivo korpusą. Iki 6 valandos ryto gelbėjimo operacijoje dalyvauja 171 laivas, 29 orlaiviai ir daugybė narų. Visą balandžio 17 dieną narai toliau bando patekti į vidų. Iki 10 valandos vakaro, praėjus vienai dienai po laivo apvirtimo, gelbėtojai sugebėjo rasti tik 14 kūnų. Tik vėlai balandžio 18 rytą narai patenka į laivo korpusą per laivo krovininį denį. Visi laive esantys žmonės nuskendo. Per artimiausius mėnesius patvirtintų žuvusiųjų skaičius pamažu išauga iki 304. 5 žmonių kūnai niekada nerandami. Sevol nuskendimo ir 304 keleivių žūties pasekmės yra milžiniškos. Sevol kapitonui ir įvairiems įgulos nariams tenka didelė kaltės dalis dėl keleivių žūties. Jų nesugebėjimas įsakyti keleiviams palikti laivą kartu su sprendimu patiems jį palikti sukėlė pasipiktinimą. Praėjus vos kelioms dienoms po katastrofos, visa įgula atsakinga už Sevol navigaciją buvo suimta. Kapitonas Lee, pirmasis šturmanas, Kang Won Sikas, antrasis šturmanas Kim Jong-ho ir vyriausiasis inžinierius Park Gi-ho visi buvo apkaltinti nužudimu dėl didelio aplaidumo. Areštai taip pat atliekami Šanchajaus jūrų kompanijoje, Korėjos laivybos asociacijoje ir Korėjos laivų registre. Kapitonui Lee skiriama laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos. Ši nelaimė turėjo rimtų pasekmių Pietų Korėjos vyriausybei ir prezidentei Park, kuri tuo metu buvo šalies vadovė. Park ir jos vyriausybė buvo apkaltinti atsakomybę už aplaidžią reguliavimo aplinką, kuri leido Sevol plaukti nesaugioje būklėje. Be to, jie taip pat buvo apkaltinti atsakomybę už prastai organizuotą gelbėjimo operaciją, kuri buvo pradėta dėl laivo. Dar blogiau, Park ir jos vyriausybė bandė sumenkinti katastrofos mastą ir kontroliuoti visuomenės reakciją, valdydami viešai skelbiamos informacijos srautą. Po Sevol katastrofos Park populiarumas kaip prezidentės smarkiai krito ir ji niekada jo nebeatgavo. Buvo pateikta keletas alternatyvių teorijų, kurios vėliau buvo paneigtos, įskaitant sprogimą, atsitrenkimą į rifą ir susidūrimą su povandeniniu laivu. Kaip ir daugelio didelio masto nelaimių atveju, ne vienas atskiras įvykis lėmė šią katastrofą. Modifikacijos pakeitė laivo svorio centrą, remiantis dokumentais, kurie buvo suklastoti, siekiant gauti patvirtinimą. Išbandžius laivo stabilumą, tie rezultatai nebuvo perduoti institucijoms, kurios reguliuoja komercinių laivų saugumą. Laivas nebuvo tinkamai subalastuotas, o krovinys nebuvo pritvirtintas, kad kelionės metu jis neslankiotų. Ir nepatyrusi įgula buvo palikta naviguoti pavojingiausią maršruto vandens atkarpą.
Kai tapo aišku, kad laivas pateko į bėdą, keleiviams buvo liepta likti žemiau denio ir jie pakluso tiems įsakymams. Kai gelbėjimo tarnybos buvo informuotos, jos neperėmė situacijos kontrolės, kol jau buvo per vėlu. Nepaisant to, kad pirmasis iškvietė pagalbą, Choi nuskendo apvirtusiame laive, o jo kūnas vėliau buvo rastas laivo viduje. Įsakymas palikti laivą keleiviams esantiems žemiau denio niekada nebuvo duotas. Nors keleivių skaičius buvo mažesnis nei Costa Concordia, žuvusiųjų skaičius buvo didesnis. Abiem atvejais kapitonai buvo tarp pirmųjų palikusių laivą.